Dažnai žmonės sako, aš neturiu balso, aš negaliu dainuoti, nes aš neturiu balso. Tada žmogui sakau, eik va, šūktel, žiūrėk, Jonas eina, ten šūktel kaimynui. Ir jis šaukia, Jonai! Tai sakau, o kas čia? Čia ir yra tas balsas. Ir apskritai dainavime gamtoje yra labai daug unikalių dalykų. Kiekvieno mūsų balsas yra vienintelis ir nepakartojamas. Todėl dainuojant folklorą ir reikia išsaugoti tai, ką davė gamta. Neturi labai panašėti į kitus, neturi mėgdžiot kažkokio ten garsaus dainininko, kurio jo balsas man labai patinka. Dainuoti savo balsu. Bet savo balsą turi būti įvaldęs, kad galėtum dainuoti taip, kaip tau gražu. Ir žinoma, gerai, tai dabar pradėsim nuo tų šūksnių. Piemenėliai taip šaukia Saulutė. Aš pašauksiu pirmą, o paskui tu pakartosi. Ateik Saulutė! Ateik Saulutė! Su baltais pyragais! Su baltais pyragais! Nuvyk debesėlį su ilgais botagais! Nuvyk debesėlį su ilgais botagais! Drąsiai namuose šūkaukit, tikrai ir lavinkim balsą. Dar kartą. Ateik Saulutė su baltais pyragais! Ateik Saulutė su baltais pyragais! Nuvyk debesėlį su ilgais botagais! Nuvyk debesėlį su ilgais botagais! Jeigu labai nuoširdžiai šauksit, žinokit, Saulutė visada išlenda pasižiūrėti. Arba yra pasakos, taip pat su šūksniais. Katinėlis ir gaidelis, visi labai gerai žinom tą pasaką. Tai vėlgi, kaip katinėlis išeina į mišką, o gaidelį lapę pagrobė ir gaidelis šaukia katinėlį. Turėl man kartosi, gerai. Katinėlį rainakėlė! Katinėlį rainakėlį! Gelbėk gaidį giedorėlį! Gelbėk gaidį giedorėlį! Lapės snapė mane neša! Lapės snapė mane neša! Lapės snapė kuodą peša! Lapės snapė kuodą peša! Ir mes jaučiam, kaip ten gerklos tiesiog atsidaro, ten daug vietos ir tas balsas paleistas plačiai. Bet kai jau antrą ir trečią kartą gaidelį pagrobė, tai jau toli nubėga ir katinėlis vos girdi. Ir laisvai ir tyliai dabar pabandysim. Katinėlį rainakėlė! Katinėlį rainakėlį! Gelbėk gaidį giedorėlį! Gelbėk gaidį giedorėlį! Lapės snapė mane neša! Lapės snapė mane neša! Lapės snapė kuodą peša! Lapės snapė kuodą peša! Arba pasaka Bebenčiukas. Kai Bebenčiukas plaukėja ežere, gaudo žuvis, sesutė ateina ir jį šaukia, kad ateitų pavalgyti. Au, Bebenčiuk! Au, Bebenčiuk! Atsiirk, neužtruk! Atsiirk, neužtruk! Šian broleli pietų! Šian broleli pietų! Šian žuvelių keptų! Šian žuvelių keptų! O kai ragana išgirdusi ateina šaukti Bebenčiuką, į tokių storų balsų. Au, Bebenčiuk! Au, Bebenčiuk! Atsiirk, neužtruk! Atsiirk, neužtruk! Šian broleli pietų! Šian broleli pietų! Šian žuvelių keptų! Šian žuvelių keptų! Ir dar gražiai pašaukim. Negarsiai, gražiai kaip sesutė šaukia. Au, Bebenčiuk!
Au, bebenčiu, Atsirk, neužtruk, atsirk, neužtruk, šiandien broleli pietų, šiandien broleli pietų, šiandien žuvelių keptų. šiandien žuvelių keptų. Taigi tokia pirmoji papokėlė. Šūkaukim drąsiai, nebijodami. Na ir taip, po trupučiuką lavinsim balsą.